šitą vaizdą matė. Tikrai rungtynės buvo laisvos ir paduosiu tavo žodžio vieningos. Tačiau aš noriu paprašyti visus žaidėjus, krepšinio mėgėjus, nesmerkti mūsų žaidėjų. Visą tai yra mano kadangi treneris. Visus žaidėjus, sako čia komandas ir rungtynėms ir rungtynėms. Aš prisėmiau visą kalbą. Kalbėjome Rūbinė, kad mes turėjom dar porą šansų ir prašiau jį nenuleisti rankų. Tose dviejose rungtynėse, jeigu mes pasiektume pergalę, dar prie palankių sąlygų mes galėtume galvoti savo vaikams. Mums yra svarbiausia dabar atsigauti psichologiškai po tokio nokauto ir pasirengti rungtynėms pergalės. Treneri, ar jums asmeniškai tai buvo pačios blogiausios rungtynės jūsų karjeroje kaip treneri? Man yra sunku lyginti šiandien, kadangi šitas rungtynės įvyko šiąmet ir jos, man aišku, yra pačios skaudžiausios. Treneri Robertas Javtokas ką tik pasakė, kad žaidėm iki šiol be kiaušų. Tai gal tai yra didžiausia problema? Aš nežinau, man yra sunku, aš turiu daug klaustukų, į kuriuos šiai dienai aš negaliu atsakyti ir paprasčiausiai nenoriu spėlioti. Bet treneri tie sirgaliai, kurie čia susirinkę, jie laukia tų atsakymų. Šiandien ne tik mes laukiam ir Lietuvoje laukia, mes bandom tą žinią perduoti. Patikėkite, mes ieškome trenerių, ieškome atsakymą į tą klausimą, kas atsitiko po paskutinio rungtynių su Ispanija ir negalim suprasti. Treneri, tai pabaiga ar dar ne? Aš kalbėjau su žaidėjais ir prašiau, kad nurytų tą kačią piliulę, turime laiko atsigauti, pasiruošti ir išeiti, bent jau trinkti durimis, o susiklošus palankiom aplinkybėm dar galime sėdėti kitaip. Treneri. Be abejo. Aš esu to laivo kapitonas, kuris išliko paskutinis kęstintis. Aš negaliu netikėti savo žaidėjus, todėl aš dar kartą noriu paprašyti. Nekeikti, nes žaidėjai skaito, žinau, kad tai skaito ir kad tai jūs gniuždo, be jokios abejonės. Tai yra be jokios abejonės, nesakysiu pavardinę, bet aš matau šiek tiek tolerancijos, suprasti, kad mes labai stengiamės, mums neišėjame. Ir tai yra mano kaip trenerio kalbė, ar ne žaidėjai, prašau, nepiltinti įvairiausių komandų. Treneri, bet nematom elementaraus pykčio ant savęs per rungtynės. Tai gal per daug glostomės mes vieni su kitais? Negaliu pakomentuoti. Sakykit, ar... Tai yra nusiteikimas ir po to, kai pradeda birėti, tai nesurinkti. Treneri, bet kas turi atsitikti, kad rinktinė žaistų kitaip? Sunku patikėti, kad jį žaistų kitaip. Visų pirmiausia, tai reikia patikėti savo jėgomis, nes mes tikrai nesam tiek lygiai krepšinio pralaimėti 25 taškais. Ir mes esam praradę pasitikėjimą, tai čia yra faktas. Pažiūrėti kokiose situacijose, kaip kai kurias situacijas sprendžia žaidėjai, tai tikrai savo klubas išgliaudinti prieštus ir nepasimėti. Sportas toks yra, dėja, mes ant to grėblio užšokome. Bet aš noriu dar pabrėžti, aš viską padarysiu, kad komanda atsikeltų, kad sužais pas rungtynes kalbinių. Žinai, kas yra mano jėgose, aš padarysiu viską. Žinai, Mantas Kalnietis žaidė beveik 2 kėlinius be keitimo. Ar tai buvo kažkoks tai desperatiškas veiksmas, kad tiesiog jau nieks nebeina jį išleisti? Vėl čia iš tos kategorijos gal, nes gal yra labai daug, į tos atsakymus reikėtų gilesnės analizės. Galbūt tai buvo mano klaida, kad aš stačiau ant kitų žaidėjų, galbūt dėl to, kad aš jo neišleidau, o galbūt Mantas labiau tinka prie tokio žaidimo, kai reikia atsieti, sumažinti skirtumą, kada reikia skubėti, kada yra laisvas žaidimas. Gal. Šiandien tikrai nenoriu nepaspėlioti, tai reikalinga būtesnės analizės. Treneri, tai schemos neveikia ar vykdymas jų yra blogas? Atleiskite, gal užbaikime šitą, nes man yra, aš manau, kad aš pasakiau daug šiandienai. Veikia sistemos ir neveikia yra kalčiausias treneris. Jeigu sistema neveikia, reiškia treneris parinko blogą sistemą, kurioje žaidėjai negali įvykti, kuris negali priversti tai padaryti, vėl kaltas treneris. Aš sutinku pilnai su tuo, kad laimi žaidėjai, pralaimi treneris. Su 100%. Aš ne vieną kartą pasakyti. Todėl dar kartą prašau, nereikia pilti pamus buvom žaidėjai. Treneri visada pažymėt, kad tarp kolektyviai išlieka ta gera atmosfera, mikroklimatas. Ar ta vienybė yra ir trenerių štabe? Taip, be abejo. Be jokios. Aišku. Mes viską, aišku, aš esu ir treneris, aš priimu sprendimus, bet mes visada tarėmės, mes esam tikrai vieningi. Jeigu girdite kažkokių tai ančių paskalų, netikėkite, galiu užtikrinti 150%.
Taip, man priklauso paskutinis žodis, todėl aš nešu atsakomybę. Ačiū.